Aš Šaikos lyderiui Pavilioniui noriu atsakyti. Adenauerio fondo kūriniui. Klausykit, baigim. Jau taip nebegalima. Atsiprašau, čia jo žodžiai, čia ne mano žodžiai. Čia jo žodžiai yra. Kad kai Baltarusijos trąšos kainos kyla, tai tada pasaulinės maisto produktų kainos kyla. Bet jeigu mūsų uždavinys, kad maistas brangtų, tai mes elgiamės teisingai, apribodami ekonominės sankcijas ir trąšų judėdama, kad jos būtų brangesnės trąšos. Aš Zuoko komandai atsakysiu. Kai Pol Potas buvo nuverstas Kambodžoje, tai jisai vis tiek posėdžiavo jungtinėse tautose. Ir tai reiškia ką? Jūsų pavyzdys, Kinija nedemokratinė valstybė ir baisi, o Singapūras visiškai nedemokratinė valstybė, su kuria mes labai sėkmingai bendradarbiaujame. Kinija parodė visam pasauliu iki šiol nematytą ekonominį stebuklą. Keli šimtus milijonų žmonių ištraukusi iš skurdo. Lietuvoje 200 000 žemiau pragyvenimo absoliutaus minimumo. Gali daryti, ką norit, bet šitą temą baigiam. Viskas labai griežtai sakau, kad baigiam.